Su jumis auksinio proto žinios. Neužilgo baigsis kuris sezonas? Ai, nu koks skirtumas. Žodžiu, baigsis šis sezonas ir mes norime pakalbinti vieną nuožmiausių, žaismingiausių komandų Širvintų rajone. Na ir štai, atvykome į Širvintų PGT komandą ir kalbinsime komandos šviesulį Gerdą. Gerda, kuris turas jums patiko labiausiai šių metų auksinio proto žaidimuose? Muzikinis. Tai sakykit, kiek vidutiniškai atsakote iš tų 6 muzikinių klausimų antrajame ture? 5. Vieną iš tikro. Jinai net klausos neturi. Sveiki. Atvykome pas antrą Širvintų PGT komandos narį Simantą ir prašau užeiti, pakalbinsime jį. Labas vakaras, Simantai. Labas. Simantai, sakykite, kaip ruošitės ateinančiam auksinio proto žaidimų sezonui? Fiziškai. Buvom outsideriai, dabar stipriam kūne. Gal ir su protu bus geriau, bet. Ačiū, Simantai, netrukdau jūsų, darbuokitės viso. Pakalbinsime trečiai komandos narį Rūtą. Rūta, sakykite, kaip vertinate šio sezono žaidimą? Niekam neįdomi ta jūsų nuomonė, ačiū už interviu, judame toliau. Na štai ir atvykome pas ketvirtąjį komandos narį Gytį. Gyti, sakykite, kaip vertinate šio sezono prizus? Na, prizai iš tiesų faini ir geri, tik gaila, kad nei vieno nelaimėjom. Ačiū Gyti už išsamų atsakymą ir geros dienos.